Šiandieną parodysiu, kaip susikurti Counter-Strike žaidimų serverį. Mums prireiks Counter-Strike'o instaliuoto žaidimo, AMXX serverio failų, CheatingDev, kad apsaugotų mūsų serverį nuo cheaterių, MetaMod, kuris leis mūsų AMXX serverio failams veikti, ir Booster, kuris sumažins serverio pingą. Atsidarom Counter-Strike direktoriją ir nukopijam į ją addons. Į addons įmetam šios 3 failus. Atsidarom MetaMod ir sukuriam naują papkę DLLS. Įmetam MetaMod. Dabar surandam failiuką, nukopijuojam į MetaMod papkę ir pervadinam į plugins. Jeigu yra jau pas jūs toks plugins, tai gerai. Dabar viską ištrinam ir įrašom vim32. Čia būtina, kad veiktų serverio failai. Surandam addons AMXmod DLS ir nukopijuojam visą informaciją. Dabar mums reikia Booster Win32. Booster pavadinimas. CheatingDev'o, jei norit, kad veiktų CheatingDev'as jūsų serveryje ir apsaugotų jūs nuo cheaterių. Dabar viską išsaugom. Atsidarom į liblist failą ir randam eilutę game dll dls mp dll. Šią eilutę ištrinam ir įrašom eilutės pavadinimą, kur randasi MetaMod. Viską užrašom ir išsaugojam. Dabar mums reikia, kad taptume adminais. Einam į configs ir atsidarom users. Štai matom tokį langą. Mums reikia įrašyti savo Counter-Strike niką ir passwordą, kokį norėtai, kad veiktų jūsų serveryje. Štai čia privilegijos, kurias surašo, kas ką reiškia štai čia. O čia kaip mūsų atpažins. Čia tikrins mūsų šitą passwordą pagal šią raidę. Tai reiškia, kad mūsų išmes iš serverio, jeigu netiks passwordas. Čia clan tag, kad jeigu nikas bus ir dar bet kokį prieraštą galima prisirašyti, tada vis tiek veiks jums kaip adminas, tai galim prirašyti ir B. Čia kiti nesvarbu, jeigu turit Steamą, tai gali čia Steamo skaičius įrašyti, kaip čia. Čia IP, kaip pavaizduota, tai DE reiškia, kad D, kad IP, o E, kad netikrins passwordo, o priims tik tai IP vartotoją. Dabar užrašę visą niką, passwordą ir privilegijas išsaugojam. Atsidarom AMXX ir galim nustatyti, kad mūsų nerodytų kaip adminą kitiem paprastiem žaidėjam. Tai galim parašyti 0. Jeigu norit, kad rodytų kaip adminą, bet be jūsų vardo, tai 1. O jeigu, kad rodytų visiems, kad jūs esate įėję adminas į serverį, tai 2. Čia galim pakeisti tekstą, kurį rodys įėjusiam žaidėjui jūsų serverį. Čia irgi taip pat. Galite ir reklamą ir visą kitą. Dabar galima pakeisti rank modę, kaip skaičiuotų mūsų status. Pagal niką, pagal autit ar pagal IP. Dažniausiai visi daro pagal niką. Bet šiuo metu paliksim pagal autit. Į maps įrašome visus žemėlapius, kurie yra jūsų maps direktorijoje. Jeigu nenorit kai kurių mapų, kurie būtų jūsų serveryje, galite juos ištrinti. Ir jie nebus žaidimo metu. Viską išsaugojam.
Jeigu norite įdėti naujų pluginų, tai štai čia galite įrašyti jų pavadinimus. Čia įmetam naują kokį pluginą, pavyzdžiui, kad nesprogtų kažkas. Nu, čia, pavyzdžiui, sprogsta AMXX. Tai mums tą patį reiktų įrašyti ir čia. Ir išsaugotume. Bet dabar neturim jokių pluginų, tai mums nieko nereikia. Pasvordą, kurį įrašėme į user-inį, turime įrašyti į config.cfg. Atsidarome ir į bet kurią vietą įrašome setinfo pv Jonas. Tai būtina, nes kitaip neįleis į mūsų įeinamą serverį. Jeigu mūsų serveryje nerodo status klaidingai, tai galime naudoti stats.me. Jį nukopijuojame į mūsų direktoriją. Atsidarom stats.me cfg ir pakeičiam iš 1 į 0. Tai mus skaičiuos rank pagal vartotojų niką, žaidėjų. Ir įrašome į metamod plugins DLLS paleidimo failą. Štai viskas. Jūsų serveris su pilna konfigu turėtų jau veikti. Paleidžiam hldc.exe. Užrašom pavadinimą bet kokį. Žemėlapį. Network. Man veikia internet nustačius. Jum nežinau, galės pabandyti LAN. Ir žaidėjų skaičius bus 10. Čia Erkonas. Start. Atžymim, nebūtina žymėti varnelės, atžymim ir start server. Ar mūsų serveris pasileis? Ar visi failai veikia? Parašom help veikia. Jeigu šitą parodo, vadinasi jūsų serveris veikia. Parašom meta list. Ir parodo, kokie failai yra veikiantis. Viskas veikia. Puiku. Sėkmės.